Oi, kokie žolynai. Ar didelės. Ui, erkių neprisirinkti. Iš karto vadas zvimbiausi jau. Nu ką, senai nežvejojau su viksulu. Nusprendžiu atvaryti ir vanduo žiauriai nukritęs matau. Tai padarysim šiek tiek metimų. Čia jau yra beveik 9 valandą, tai laiko nedaug turiu. Tokia trumpa žvejyba. Pabandysiu pagauti baltos žuvies, jeigu pavyks, jei ne, tai tiks ir ešeriukai. Jeigu šis užkibs. Šiemet labai prasti metai šitame ežere. Taip, tai čia visados pagaudavai žiauriai gerai ir su ldekom tas pats būdavo. Daugiausia čia per vieną žybą ldeko esu pagavęs, o šiemet dar iki šiol nei vienos nepagavau. Tai žolių štai pilna. Bandysiu spalvos mastus pakitelio. Turiu 2 vartiklės labai mažytės. Tai gal dėl įdomumo pabandysim vėliau. Nu, užsidėsim tamsesnę spalvą šitą tokia dabuotą jau. Mano masaliukai. Taip, tai žiūrėkit, kokias turiu vartiklės. Miniatiūrkos. Šiaip man dažniausiai ruda pasiteisina, tai gal rudą ir pabandysim. Šitą nenupenėta bus, tai gal keisti, kad net ten extra ultralight, o norėjau sakyt neima. Nu, ne tokių žuvų atvažiavau. Nu. O, krūmuose. Va čia daug lelijų. Čia ir pabandysim. O, paširpas. Bet į tokio dydžio. O, keista. Žiauriai keista, visiškai ežeras numiris. Nu. Negalima. Nu ką, spėju, eisim toliau, nes čia nenori žuvis. Oba. Pradeda linot, nu. Ar būtina lyt? Taip, šiandien visą dieną dundulius dundena. Eik, tu savo dar nuplėšiu. Iš karto atsipurtė. Užsidėjau lengvą 0,3 gramų avižėlę. Galvojau, gal žuvis neaktyvi, tai gal tokia labiau ims. Tai yra pirmas metimas naujoje vietoje. Jau turėjau ešeriuką. Vėl džiup. Čia puolį krantą kažkaip tai. Balau džiukt. Įsimerkt. O. Geras. Čia kai kokiam akvariume gaudyt. O, vėl ešeriukas. O, čiumpa. O. Na šitas mažiukas. Mažiausias pastvėrė iš visų. O. Didesnis buvo. Mąsto viską, kuo puikiausiai matai. Pradingsta ir žinai, kad žuvis yra. Eik tu savo, su valu nupjau guminuką. Uodegą. Sugebėk to taip. Nu, visiškai mažiukai. O. Žolės. Galvoju, ko jis taip traukėsi įdomiai. Už šonų įkabinau. O, ir žoliukas. Mažas. Nuėjo. Matai, kokiose vietose gaudo. O, kiek daug gaudo. Ne, nu. Užkabino už žolės, pats nutrūko. Gebėk tu man. Kai man atkabint, užsukom. Aišku. Mažiukai. Koks plaučių. Oho. Koks jau draskytas. Jau gavęs bus iš kokius lydekus. Ten nuo to paviršio žiauriai žuvis duodas, bet tai aš nedametu. Dabar 0,4 susirišau. Ir tada, kada nuplėšiau. Ten, kur matau paviršių, kad duodas nedametu. Čia pravažinėta matau. Keturačių. Ratukai prasukti. Čia
nesušlapęs darysiu. Šiandien įsiklyju. Šlapę. O, buvo pastebėję. Op. Upelis miniatūrinis. Šiaip tai čia dugną matau, gilis 30 cm. Čia ešeriai gali gerai sėdėti. Čia ir lydekų būtų. Dabar jau baigė išdžiūt, tai tuoj bus įkalintos, skaitykim, šitam va tvenkinį mažam. Nu jo, pernai dar kai šalta buvo pavasarį, daug geriau kybo negu dabar. Kelis pagau miniatūrinius ešeriukus ir viskas. Taip jau prastai. Teks tikriausiai šį ežerą bent jau kol kas šiemet užmiršta. Gaudyt varysim kitur. O, blemba. Čia gražus kibimas. O čia. Koks raudonas, gražios spalvos. Nuplaukim. Taip, tai ten kas metimo, bent jau šeriukas užkibdavo. Plius ir toj vasarą skaitos, tai tuo labiau tokiu laiku turėtų čia kaip iš patrankos jie daužyti. O čia visiškai nieko. Baltos žuvies nei vienos. Ešeriai irgi miniatiūriniai. Nieko, žodžiu, įdomaus šiemet. Ieškosim kitų ežerų. Pagrinde čia vis tą gaudavau, bet šiemet matau, kad stengsimės kitur gaudyti. Laukiu dabar avienos, nes išsilaikiau jau mokyklą, viskas praėjau. Dabar liko praktiką išlaikyti. Aišku, eilės labai ilgos, bet praktiką išlaikius jau bus labai faina, nes galėsiu su motociklu važinėti ir daug toliau nuvažiuoti, plotų naujų išbandyti, žvejybos. Tai va šitą tikrai laukiu dalyko. Svarbiausia praktiką išlaikyti. Ir bus super. Labai ilgai kandžias. Su megztiniu, su kelniam. Išsipuršiu, bet veidą nenoriu puršti. Dabar specialiai veidą kandžiu. Oba. Šiandienos marodas didžiausias. Iš pakrūmių. Šeriumbas. Tokiose vietose gaudyti ešerius, tai įdomu. Kol nei kabiniai, nei kažką tai. Nu, žiūrėkim. Op. Šiek tiek tokai neaiškiai vietai čia jie kimba, bet svarbu daužą. Žiūrėkit, ten kas tarpas, dabar pabandysiu. Kažkur toli vartosi ešeriai. Aš nedametu. Turiu išeiti. Vieną vienintelį turiu avižėlę. Vieną vienintelį avižėlę turiu su kabliuku. Bet čia yra 0,7 gramai. Šitas turėtų skristi labai gerai. Pabandysim prisirišti. Pabandysiu užsidėti šiek tiek didesnį masaliuką. Gal dar pridės svorio ir gal damesiu, kur sėdi tie ešeriai. Šitas gal ir gerai, bet mano kabliukas labai nedidelis. Galvutę man gnipsim. Reiktų nusipirkti šiek tiek didesnių kabliukų. Tada pasidaryčiau avižėlį su kokio 8 numerio kabliukais ir toliau ir va 0,7 gramai avižėlę. Galėčiau pabandyti kokiam nemune. Aš matęs, kai taip visai neblogai pagaunu ir šapaliukų, visko. Visai neblogų būna įkerta. O dabar jaučiu jau, kad svorio turėčiau. Į medį. Pirmas metimas. O eikti sen. Nu. Ar iškrito. Nu, bandom. Sunkiai, bet metas geroja ir iškart žuvis. Mažiukas.
Bet praryja tokią gumą. Čia labai panašiai metas kaip ir su 0,4 gramais, tai 0,7. Ne, nu. Mečiau šonu. Kabinau ir nuplėšiau. Pipėts, nu. Ai, neberandu. Bijau, kad čia gauti toks mažiukus vertę. Varysiu kurią kitą dieną kažką įdomesnio pagaudyti. Švinų pilna, kažką doroja. Man žodžiu. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirštam laiką, subscribe mygtuką. Ir susimatysim kitą žvejybą. Iki.